Kai kalbame apie vėlavimus, pirmiausiai norėčiau pabrėžti, ką darome, kad jų išvengtume. Ir šiuos veiksmus galėčiau suskirstyti į dvi grupės. Tai yra automatizuoti veiksmai ir mūsų žmogiškieji veiksmai. Automatizuoti sprendimai apima pranešimus vystytojams. Likus 10, 5 ir 2 dienoms iki mokėjimo termino mes siunčiame elektroninį laišką ir SMS žinutę su priminimu, kad artėja mokėjimo terminas. Sakysit nemažai, bet priminimų per daug nebūna, kad tik tai tų vėlavimų nebūtų. Jei visgi nekilnojamo turto plėtotojas vėluoja, 4 vėlavimo dieną yra siunčiamas raginimas susimokėti. Nesulaukus mokėjimo siunčiamas pakartotinis raginimas atlikti mokėjimą per 10 kalendorinių dienų. Tai yra mūsų automatizuoti sprendimai. Bet kaip ir minėjau, turime ir žmogiškuosius sprendimus. Mūsų projekto vadovas nuolatos bendrauja su nekilnojamo turto vystytoju ir stebi, kaip sekasi projektui. Ar visi procesai vyksta pagal planą. Jeigu visgi plėtotojas vėluoja, mūsų projekto vadovas aiškinasi, kodėl tas vyksta vėlavimas ir ką reikėtų daryti, kad visgi ateityje jo nebūtų. Jeigu nepaisant visų mūsų priminimų, nekilnojamo turto plėtotojas visgi vėluoja mokėti palūkanas arba grąžinti paskolą, nuo 1 vėlavimo dienos yra skaičiuojamos padidintos palūkanos plus 5% metinių palūkanų. Ir jeigu verslas vėluoja daugiau negu 90 dienų, yra nutraukiama paskolos sutartis ir pradedamas išieškojimo procesas, kad galėtume grąžinti investuotojams palūkanas, padidintas palūkanas ir pačią investiciją.